Spalio 6. Nežinote, kokios dvasios esate. Juk Žmogaus Sūnus atėjo ne pražudyti žmonių gyvybių, bet išgelbėti. Luko Evangelija 9 skyrius 55-56 eilutės. Tie žodžiai pritaikomi visiems Viešpaties mokiniams, kurie pastoviai turi stengtis neturėti perdėtai kritiško charakterio būdo, linkusio smerkti ir naikinti kitus žmones, kai tuo tarpu savo trokšta gailestingumo. Taisyklė, kurią Viešpats įvedė, yra ta, kad galime tikėtis iš jo gailestingumo tik tiek, kiek patys parodome jo kitiems. Polinkis kritikuoti, pasiruošimas apkaltinti ir smerkti kiekvieną, parodo piktą širdies būseną, kurios visi Dievo žmonės turi saugotis. Gailestingumas, gerumas ir meilė yra tokie charakterio elementai, kuriuos Dievas trokšta matyti dvasiniuose izraelituose. O neturėdami tokių ypatybių, negalime ilgai išlikti jo vaikais. Daugelis Viešpaties žmonių, panašiai kaip Jonas ir Jokūbas, kai buvo apšmeižiamas Viešpats ir jo darbas, nori kviesti Dievą, kad jis sunaikintų darančius blogį. Jie visai nežinojo, kad tarp tokio jų elgesio ir Evangelijos patarnavimo yra nesantaika, didelis skirtumas. Tiesos tarnai turi atsiminti, kad būdami krikščionys turi pasišvęsti pasaulio labui, gelbėti pasaulį iš mirties būsenos ir mirimo proceso. Taigi bet kuriuo atveju negalime savo pasišventimo tikslo padaryti negaliojančiu, trokšdami atkeršyti savo priešams bet kuria to žodžio prasme. Klausimai: ar šią savaitę patyriau Jėzaus pagalbą? Kaip tai mane paveikė? Nežinote, kokios dvasios esate. Juk Žmogaus Sūnus atėjo ne pražudyti žmonių gyvybių, bet išgelbėti. Luko Evangelija 9 skyrius 55-56 eilutės.